BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, veikia? Mikrofonas įjungtas? Įjungtas. Nu ką, mes pradėsim nuo to, kad mes užlipom į trijų kryžių kalną ir biškį pavargam su kameristu. Bet šitą epizodą mes pradėsim nuo konkurso. Ir jūs galėsit laimėti pravažiavimą su M4. Ir jeigu jūs norite dalyvauti, jūs turite tiesiog paspausti YouTube kanalo follow ir mano Instagramą irgi follow. Ir viskas. Jokių plytų jums nešiot nereikia. Aš manau, kameristas mes padarysim tradiciją. Kai surinkam savo kažkokį bolidą, išrinksim 4 laimėtojus ir pravešim. Gera tradicija būtų, ar ne? Labai gera. Ir būtinai, chebra, parašykit komentaruose po šito video, kad dalyvaujat ir savo Instagramą, kad jeigu jūs laimėsit, mes galėtume su jumis susisiekti. Bus labai paprasta susisiekti, chebra. Ir dar norėjau pasakyti, kad taip pat aš turiu Contribui ir visi, kas turi auksinę narystę, irgi gali laimėti pravažiavimą. Vieną pravažiavimą su M4. Mes išrinksim taip pat random būdu. Ir dar, davai, žinai ką, dovaną padarom heiteriams. Tai žinai, ką jiem pasiūlom? Pasiūlom jiem užsiiminėti hobby horsingu. O jeigu kažkas nežino, ką reiškia hobby horsingas, galit pažiūrėti, kameristas pridės. Ir ką? Ir aš manau, mes grįžtam į garažą. Pažiūrėsit, ką mes nuveikėm per šį epizodą. Bam, važiuojam. Bam, bam. O mes šiandien pradėsim nuo paruošimo į dažymą. Kadangi mašiniukas pas mus rožinės spalvos, jeigu kažkas nežinojo, tai jis apklijuotas plėvelė. Tai mes turėsim šitą visą plėvelę nuimti ir mašina bus originalios spalvos. Kokios turi būti. Labą dieną, ponas, tu ateisim. Opa, mums šiek tiek sutrukdė, bet nieko baisos. Tai va, tai bus paruošimas dažymui, tai mes turėsim apreikti mašiną, nuimti visus va tokius dalykus kaip shadowline, rankenos, ženkliukus, veidrodžius. Tiek čia taip pat žibėtus išimti, kad sparną galėtų pradažyti ir iš vidaus irgi netrukdytų. Taip pat plastikus va tokius, kad užėjimus padaryti. Žodžiu, visus dalykus ir visas detalės, kurios trukdys dažymui. Taip pat shadowline mes nuiminėsim, kad gražiai viskas užėjtų. Pala, taigi sakėjai apie shadowline. Sakiau, susipainiau, žmogus užėjęs trukdė biškį. Tai va, tai tada dabar įmam, aš manau, fieną. Ir bandysim kaitint. Galima plaukų. Davai tu paimsi plaukų fieną, o aš paimsiu tą, kurį aš turiu. Na, aš kartą noriu pabandyti taip nulūpti be fieno. Nu, davai, pabandyk man priekinės farnas, tada pakrapštyk eina pažiūrėti. Aš jau žinau savo vietą, kur aš norėčiau nuimti, aš jau prisižiūrėjau iš karto. Va ten va yra, ant stoikės. Nu, davai, pažiūrėti tada. Aš jau biškį atlupau. Ai, tu pasiruošiai? Jo, tai va. Davai, bandyk. Jasna. Nu va, po biškį eina, žiūrėk, o. Jomai, sunku. Davai, aš pabandysiu. Bet eina, nu. O, normaliai? Aha. Va, supratau. Per daug jėgų seniai. Nu, bet žiūrėk. Tai va tokiu būdu mes pakeisim spalvą mūsų mašinos. Bus nerūžava, nes nu čia irgi ne vyriška spalva, tai užteks, jei būtų rūžava. Aš einu paimsiu fieną ir mes pradėsim dirbti. Nu ką, kameristas, davai mes pasižiūrim, ką žino Car Vertical apie mūsų M4. Ataskaitą aš jau turiu, paslėp neišeis, kad mašina buvo daužta, kur jie nuotraukas. Gerai, mums tai nebaisu, nes mes darom mašinas sąžiningai, tai kad jokių problemų. Bet Car Vertical jums visada padės. Prieš pirkdami mašiną pasitikrinkit ir jeigu matot, kad mašina buvo daužta, būtent toj vietoj sužiūrėkit, ar gražiai padaryta. Car Vertical jums šitoj situacijai tikrai padės. Tada dabar žiūrim, kokia rida pas mus. Taip, Car Vertical rodo 23 000 km pravažiuota, o žiūrim į skydelį ir ką mes čia matom. Taip. Fiksavai, ne? 14 000 mylių. Tai išvertus mylias į kilometrus viskas teisingai. Ir rodo dar, ne? 23 metais pirmo mėnesio buvo 40 km ir lygiai po metų 23 000 prisuko žmogus. Tai mašiniukas pas mus beveik naujas ir ridos nieks nesuko. Bet vis tiek pasitikrinti, aš manau, visada galima. Ir nepamirštam pasinaudoti nuolaidų kodų DRON.
ir jūs gausit 20% nuolaidos. O mes grįžtam prie darbų. Ko ten landžiam? Į langą žiūrėjau, ką kaimynai daro. Gerai, dabar imam fieną, imam kameristą ir dirbam darbą. Kaip manai, gal kitos spalvos bus mašina? Kaip manai? Kaip manai, kokios spalvos bus mašina? Opa, baltos. Kameristas ekstrasensas. Žino, kokios spalvos mašina, po plėvelę. Aš tai mašinų ekspertas, tai ką jau. Su tavim jau metus dirbum, tai daug jau ką pažinojau. Davai, tau nagus pašildysim, kad geriau lūptus. Nereikia. Nereikia? Ne. Bus karšti nagai, žinai, labai gražiai įlys po plėvelę. Aš ir taip sugebėsiu. Gerai, nuo ko pradėsim? Sparną šitą aš vis tiek bus jisai išmetimui, tai mes jo nelūpsim. Tai Kapotas? Davai kapotą, žiūrim. Žiūrim ir pradedam nuo kapoto. Statau kamerą ir lūpam. Davai. Važiuojam. Senį reikia šildyti. Gerai, seniai. Dar geriau, reikia šildyti. Many backs, all the boots you cannot grasp. And the sight that you've seen start up acting like a fiend. I envisioned all of this. Come on here and reminisce. With the last blood, take it off. Feel it hitting like a arcade. If for sure, I keep it on the low. When you see the demon, don't forget to let him know that I'm coming quick. Gas hit, about to take off in the spit. Get so hot. Stovė kamerą filmuoja? Filmuoja. Davai į kamerą pavadysi vienu bairį. Bairį? Nu, davai. Karočiui, kažkur mačiau, kad pripučia plėvelę, žinai, įkiša va kompresoriuką ir išsipučia guzas. Ar rimtai? Ai, nu tai lengviau bus nuimti, jeigu paveiks laifakas. Davai. Reikia įkaitinti plėvelę. O kodėl fieną neišjungiai? Nes jeigu labai įkaitės, jį iškart negalima jungti. Turi atsivėsinti šiek tiek. Nu ką, pripusim guzą ar ne? Nu, man atrodo, kad turėtume. O kaip čia iš vis veikia šitą visą nesąmonę? Plėvelė gi tamposi, ne? Jo. Tai oro įleisim ir išpūs. Tiesiog papučiama taip? Taip, taip. Atsikišim kur nors tarp kapoto ir plėvelės. Supratau. Ir pabandysim pripūsti. Su guzu važiuos į dažyklą. Gerai, tu su viena ranka filmuok, o su kita palaikyk vieną biškį. Davai. O, kažkas vyksta. Lifehackas. O! Davai, pašildyk, kad būtų lankstesnė plėvelė. Few hours later padarysi ir mes tada pakaitinam ir galėsi pripūsti. A few moments later. Nu ką, few hours later praėjo? Aš manau, kaitinau normaliai. Dabar bandom pūst. Tutorial, kaip greit nuimt plėvelę nuo mašinos. Bam! Veikia. Normalus guzas. Bet šiaip eina, nereikia šildyti. Ėjo, tikrai gerai. Ne, tai gerai, bet supranti, va čia tu nusilūps plėvelę ir visas oras išeis. O taip. Taip, mes turim čia užklijuot, kad Nu oras toliau eitų, supranti, nes čia Jo, supratau. va, imk, pakaitės iš šitos pusės. Gal ir iš šitos. Padegino. Kameristai davėm įrankį. Gerai, pas pasakiau arčiau, ne? Nu gerai, viskas, nusilūp. Bet užtat vis tiek daug labai padėjo. Jo. Žiūrėk. Koks kapotas. Gal dažyti reikės? Ai, va čia yra jisai pabražytas. Kaip gaila.
Neapsaugojo plėvelę, dėja. Parodyk. Va, matai. Nu čia jau toks geras apibrėžimas, tai nelabai ir apsaugoti. Noriu pasakyti, kad reikės visi perdažyti. Palibomų visą, o kaip kitaip. Ne, nu yra kas ten galėtų su teptukais, su laku ten pamirkyti, kažką padaryti, bet čia yra žaidimas ir mes to nedarysim. Mes dažysim beveik visą tašką, tai nu ką čia mes žaisim su kapotu. Einu, padėsiu. Aš to padėsiu iš šitos pusės patempt. Davai. Nelabai tam patempt, palibomų reikia šildyti. Oi. Nu jo. Sunkoka. Įdomu, ką pasakys spėcai, kurie apklijuoja mašinas, čia gera plėvelė ar ne? Nes, nu, išsipūtė tai normaliai, gal čia kokybė plėvelės nebloga. Man įdomu, kaip spėcai nuima plėvelę, kai reikia perklijuoti. Tai mes spėcai, seniai. Taip ir nuima. Aš manau, kitų būdų jokių nėra, nu tai va, tiesiog kaitinį ir rūpį. Tik kapotą nulūpam, o kiek jau praėjo laiko. Nu jo. Žymiai sunkiai. Jau žymiai sunkiai, žiūriai sunkiai nusijima. Opa, o pas mus šiandien Audi automobilis. Labai retas mūsų epizoduose. Ir mes jam padarysim diagnostiką su OBD11. Ir taip pat pažiūrėsim, kokias paslėptas funkcijas mes galėsim atrakinti šitam automobiliui. Taip, kur mūsų OBD jungiam. OBD11 prijungtas, o dabar mes skanuojam klaidas ir žiūrim, ką mes turim. Turim 25 klaidas, pasižiūrim. Gerai, žmogui galėsim pranešti, kad jam jau laikas pakeisti termostatą. Ką dar iš rimtesnių? Webasta. Autonominis šildymas. Tai grandinė elektros nutrūkusi, dėl to neveiks. O tai čia viskas parašyta. Dabar pasižiūrim, ką mes turim iš paslėptų funkcijų. Audinė irgi nemažai funkcijų yra visokių įvairiausių. Tai mes davai pakeisim skydelį, matau. Pas žmogų dabar stovi A6 tiesiog, o mes galim pakeisti į RS6. Aš manau, bus geriausias variantas. RS6, ne? Žiūrim. Opa, kraunam. Ir jeigu jūs planuosit nusipirkti OBD11 produktus, nepamirštam pasinaudoti promokodu DRON. Jūs gauna 20% nuolaidą. O mes grįžtam į garažą. Pažiūrėk, kaip gražu. O kas čia? Ant kameros turbūt nesimatys. Matysis, čia kažkas šlifavo šitą vietą ir turbūt norėjo ruošti, nu, tipo, paklijavimą. Iš čia nuo akmenukų įdauža. Nu jo, nu biški skiriasi jos spalva. Plėvelė tai tvirta, žinok, aš traukiu. Jo, aš irgi. Grįžtai viskas šikti sudėti. Nu, kaip? Matai, va, šitoj vietoje biški kasekas gavosi. To mes tavo darbo kokybę patikrinsim. Opa. Ne, tik va šitoj vietoj. Aš nesitikėjau, kad šedulainės taip lengvai nusima. Žinočiau, pas nuimčiau. Nu, ne taip lengvai, čia dar reikia atsukti, jeigu visą nuiminė, tai yra reikalų. Šitai galinė dalis taip lengvai nusiema. Bet matai, tik vienoje vietoje. Kaip vertini mano darbą? Gerai, duodam 9 balas. Gerai. Kas mums liko? Kas mums liko? Bagažinė. Jo, bagažinė turbūt bus sunkiausia, nes reikia ir spoilerį nuimti. Lyg skylės bagažiniai. Dar vieną spoilerį, žibintus, ženkliuką. Žodžiu, mums visą bagažinės dangtį reikia išrinkti. Čia sunkiausia bus iš visos mašinos. Nu, bet nieko. 20 minučių ir bus volia!
first stage verse, it's time to shake ground in the 8th round. Watch battle will break down. For the beat in the rock tone, jumping the cyclone. S-C-O-N-E-S, yes I know. The rap game vaccine, pack red name, put them up on. You clock the best heat, off the wall, speeding the gorilla tag team. It's up now, dump down, suck, they can't breathe off. Pick up the routine. Ką tu laužai, kameristas? Ta prasme, aš filmuoju, aš nelaužu, nereikia čia jau numitinėti mano pusį visas. Šitas nesąmonės. Ko numitinėti? Mes iš tik dviesi esam. Nu, Ne ant savęs gėžda. Nu taip, bet nereikia ir ant manęs. Gerai, ką mes dabar darom? Pas mus dar liko bagažinės dangtis, neišrinktas. Aš jį uždariau vėl. Nu tai lysk davai. Kameristas gi negalėtų, bet man reikėjo lyst. Все, давай. Davai. A few moments later. Reik bagažinį, kamerų. Neatsidaro. Tai neatsidaro, nu. Davai, davai. O? Labą dieną. Ką čia juokiamės? Gerai. Mums reikės ir šitą gražuolį nuimti. Spoileriuką. Kabutėse. Gal davai žiūrovams padovanojam? Komentaruose mačiau, kažkas rašė, kad patinka, kažkam ne. Nu reikia kažkaip tada kažką išrinkti, ką padovanosim. O kaip mes išrinksim? Jau šitam video yra konkursėlis. Per daug bus? Nu davai kitam video mes jį padovanosim kažkam. Ir sugalvosim kaip. Tai kad Hebra mes dabar jį gražiai nuimsim. Ir paliksim kitam epizodui. Bus dovanėlė kažkam. Galėsit laimėti. O mes dabar išrinkam bagažinės dangtį. Ir viskas. Ir mašinai beveik bus paruošta dažymui. Mes kaip tik į ant dienų ir vežam į dažyklą. Dirbam. I hear you crying like an angel in my motherfucking chamber. It's a shame I get all this fucking pleasure from your pain. It's not that I'm all evil, I am doing what I'm told by the voices in my head, screaming all this fucking dread. Don't kill yourself now, because I want you for later. Torture is so fucking fun, don't consider it labor, bitch. You know I got that lock till you fucking knock. Don't move, bitch, or you're gonna fucking get shot. Valio, baltas BMW. To, ko mums reikia. Pažiūrėk tik, kokios skylės liko nuo spoilerio. Ką mes su jom darysim, a? Virinsim? Kameristas, ar klėjais klijuosim? O kaip geriau? Virinti turbūt. Ai, čia metalas. Nieko baisaus. Ką darysim? Virinsim skylutės, gražiai sušlifuosim ir viskas. Ir galės padažyti. Nes vien tik dėl šitų skylių mes dažysim bagažinės dangtį. Bet šiaip gaunasi beveik visa mašina ratų dažoma. Kelios detalės gal nesidažo, bet aš manau mes dažysim visą, kad jau nebūtų jokių tenais perėjimų ir spalva nesiskirtų. Tai opa, aplink visą, bam, ir bus kaip nauja mašina. Taip pat dar pas mus yra bamperiukai. Priekinis bamperis ir galinis. Galinį bamperį irgi mes išrinksim, kad jau būtų tuščia plasmasė, bet kaip ir šitas būtų, ne? Nuogas visai bamperiukas. Be jokių pašalinių plasmasių. Viskas aišku, kameristas. Tikrai taip. Imi instrumentą ir gazuoji vedridžius dar nuimti. Okei. Sio, tugi moki dirbti. Nu taip, išmoksiu. Gazuojam. Aš vos nepamiršau paminėti dar vieną momentą, atsimeni, mes kaip pirmą kartą kūrėm M4, pas mus tepaliukas pradėjo bėgti iš langų. Ir pas mus motoras padirbo šiek tiek be tepalo. Tu atsimeni tą momentą, gali pridėti dabar čia. What are you doing? Just hanging around. Tai vat būtent tokioj situacijai, kai motoras padirbo be tepaliuko, mes panaudosim papildą nuo Hado. Tai yra 4 komponentų naujos kartos produktas. Atstato detalių paviršius ir taip pat einame į dilimą. Devitalizacijos procesas vyksta 1000–1200 km ridos. Šiuo laikotarpiu nerekomenduojame keisti tepaliuko.
Ir prieš pildami šitą produktą būtinai kaitinam motorą iki darbinės temperatūros. Kai įpylėm produktą, tada leidžiam motorui padirbti 3-5 minutės. O mes galvojam, viskas įvyks iš vieno dublio, ne, kameristas? Jo. Op. Yra! O. Stopnom, aliu! Ką čia išdarinėja? Gerai, ir ardom iki galo, jau mažai liko. Gerai, kameristas, mes palikam tau saldainį. Tau liks nuimt veidrodį. Čia jis ant dviejų varžtų. Aš to netgi parinksiu, va, galvutę. Laikyk, keičiamis instrumentais. Davai. Važiuojam. Opa. O tai nenukris, jeigu... Harry Potteris dirba. Davai, srėgiai tik jau. Jeigu nukris seni, tai tau reikės, nu, pats supranti. Nu, jo. Dar vienas yra. Dar vienas, tada? Va čia paslėptas. O čia šitas nusijima? Gumytį tiesiog šiek tiek reikia patraukti. Jo? Jo, matau. Sargiai. Jie laikyk. Ir ten laidukas dar bus. Jo, aš matau. Fiškutė. Bet jie iš karto nuimti reikia. Jo, gali nuimti, aš veidrodį laikau. Ten yra tokie pirštukai, juos paspaudė į vidų. Aha. Ką tu ten darai? Skauda pirštai jau. Užsidėk kelnes, kameristas. Ką ten išdarinėjai? Valio. Misija kameristo šiandien įvykdyta. Viskas. Nu tai ką, šiandien mes pradėjom dirbti apie 3 valandą, nu tai ir užteks, aš manau, tiek. Ane? O čia tavo trofėjus šiandieninis. Tai įdėk į Priusą ir viso gero. O, davai. Su Milu noriu seniai. Davai, seniai. Viso gero. Opa! Kameristas, davai ištrunkam biškį iš garažo, reikia nulėkti iki Kauno. O ką mes Kaune darysim? Nuvažiuosim į Kauną ir sužinosim. Davai, imam kavytės ir gazuojam. Lėktavėvos nepamiršau paimti. Davai, tada šok į mašiną, seniai. O, bliam, užsigalvojim. Daryk. Uch, pinigai krenta kameristo. Milijonai, kameristo milijonai. Pagnali, seni. Važiuojam, bet mes pasakėm, kad kavos paimsim. Nu to, aš ratuką padarau, tu čia nufilmavai ir viskas, galim kavos paimti dabar. Opa, o mes ir Kaune atsidūrėm. Per porą minučių. Labai greita, ne, kameristas? Taip. Taip, o ko mes atvarėm į Kauną? Nu, tai papasako, ko mes atvarėm. Tu žinai, ne? Aš aišku žinau. O mes atvarėm nupirkti M4 ratlankių komplektą.
kadangi aš sėdėdamas scrollinau skelbimus ir žiūriu, opa, yra ratlankiai be padangų, tai ko mums reikia. Nors aš jau norėjau užsakyti ratukus, bet lauk labai ilgai reikės. Tai vat mes radom ir iškart turėsim. Opa, laba diena, gal ponas ir atpažino. Ir dar taip pat mes nepamiršom apie kauniečius ir kameristas žiūrėk, ką mes turim. Ajajaj, numerių rėmeliai, lipdukai, viską suviniuojam. Paslėpsim bus dovanėlę, kažkas ras. Aš manau, vietiniai tikrai žinos, kur mes randamės, nes aš tai neįsivaizduoju, kas čia ir kokia čia vietovė. Bet matau viadą ir dar kažkokia neaiški degalinė. Net... Ten viada, jo. Ten degalinė kita. Taip. Tai supakuoju ir kišu tarp vatų 2 medelių mažų. Čia va šitie? Taip. Okay. Taip pat aš dar paruošiu kokius 2-3 setus ir važiuodami link žmogaus, kuris parduos mums ratlankius, jeigu jie mums tiks, ir kažkur išmėtysim. O dabar davai, aš greit viską supakuoju ir važiuojam, nes žmogus jau laukia, nes laiko jau nemažai. Va, turim 4 setukus. Einam parodysim, kur mes juos. Svarbu, kad kas nors iš parduotuvės nepamatytų ar iš degalinės, ką mes čia pasuojam. Žiūrėkit, va, opa, tarp medelių. Linkėjimai Kaunui, važiuojam toliau. Einam ratukus parodysiu seniai. Pamatysite grožį. Opa! Kaip tau? Nuliakas. Gražuoliai. Jo, visiškai labai gerai stovi, žinau. Karočią, aš manau, už tokią kainą 1,4, tai čia dovana. Dar atvažiavom pas Hebrą irgi mašinom užsiema, tai matosi, kad garažiukas tvarkingas, pedantai. Tai aš manau, ratai bus tikrai lygus ir tvarkingi. Nu, mes jos netikrinam, tai manau, viskas su jais bus čikiai. Nors aš labai jau buvau nusiteikęs užsakyti ratukus. Galas 21, priekį 20. Bet 2 mėnesius laukt, dėja, nesinori. Tai va, iškrito skelbime ratukai ir mes juos nupirkom. Gražuoliai. O dabar važiuojam, dar mes dovanas kažkur paslėpsim, nes pas mus dar yra 3 setukai numerių. Kameristas, važiuojam, gal į kokį centrą prasuksim, dar kažkur įkišim. Galim centrą, po to kokioje autostradai palikti. Nu davai, aš jau centro prasuksim, nes mes dabar kažkur už miesto ribų, tai žinai, gal ne visi galės čia atvažiuoti. Nu davai. Važiuojam. Ir lėksim jau namo, nes jau žiūriu, saulė nusileido, tai visą dieną dirbam, važiuojam. Filmuojam, Andriucha. Tai va, lokaciją visi matot, ne? Aš manau, kauniečiai tikrai žinos, kas čia per lokacija. Dar vieną komplektuką. Dedam čia. Opa! Nu ką, važiuojam dar, porą vietų rasim. Davai, važiuojam. O ko čia landžiam? Ką, slepiam dar vienus rėmelius. Svarbu, kad elektrą nenupytų. Lokaciją pridėsim, kad būtų paprasčiau ieškoti. Ir taip pat, jeigu jūs radot rėmelius, tai būtinai pažymėkit mane Instagram stories, kad aš jūs permiščiau pastavę stories, kad žmonės matytų, kad jau šitų neieškot. O šiandien pas mus antradienis, tikiuosi, iki savaitgalio nieks čia neatsiras netyčiom. Svarbu, kad vėjas nenupūstų. Nenupūs, aš manau. Gal tu biškiai kažkaip geriau įdėk. Va, čia gerai į vidų. Visio, ledas. Ledas. Važiuojam.
perkam dar vieną, paskutinį. Gal viršutinį tai įmesk. Įkiš, kad nesimatytų. O, čykė. Turim. Tai bus Orleanas nuo Kauno link Vilniaus važiuojant. O mes kur grįžtam į Vilnių? O mes grįžtam į Vilnių. Ai, ne, mes keliaujam į kitą rytą. O, į kitą dieną. Į kitą rytą, šiandien pas mus rytas, dabar rytas, o ne? Jo. Aš tikiuosi, tos rėmelis nieks neras pas mus. Iki savaitgalio. Jo. Bet mes geras vietas parinkom ir viskas. Aš manau, keliaujam mes į kitą dieną. Bam! O, nu ką, rytą mes pradedam nuo darbų. Vakar su kameristu grįžom apie 11 valandą ir mes jau darbe 7 ryto. Nu kaip 7? Šiek tiek po 9. Davai nepėdam žmonėm. Šiandien pas mus taip pat daug darbo. Mes važiuosim dar detalį pasiimt ir greitų metų atvažiuos tralystas, užkraut mūsų emkę ir veš į dažyklą. Lakstysimės šiandien irgi taip pat, ne iki 11, bet panašiai. Dabar ką mes turim? Kol mes važinėjom į Kauną diskų pasiimt, matai, priekinis stiklas jau vietoj pas mus. Mums jį įklijavo vakar. Taip, stiklas naujas, originalas, kainavo 302 eurų. Už darbą neatsimenu, šiam gal ar kiek aš tą sumokėjau. Žiūrėk, pamperiai jau irgi paruošti dažymui, pilnai išrinkti, matai? Jo. Visi nereikalingi plastikai nuimti, kad galim būtų gražiai ir patogiai dažyti. Ir taip pat davai iškart ratukus iškraunam, nes... Opa, pirštinės aš paėmiau. Iškraunam ratukus, nes mes važiuosim dar pasiimti M4 panelę, nes jau padarė. Parodysim, kokia jinai gražiai dabar bus. Lubas paimsim. Nu ir dar kažkokių detalių bus, aš jau neatsimenu, bet turėsim ką mes veikti. Va, čia mūsų gražuoliai. Taip pat kažkas komentaruose rašė, kad negali būti, kad diametras ratlankių skirtingas. Tai dar kartą pasikartosiu, taip. Gale pas mus stovi R20, prieki R19. Davai, aš sulyginsiu, gal kažkas to netiki. Opa, ant žemės, baba. Matosi skirtumas? Jo, aiškiai matosi. Nu, tai va, tai gale eina didesni, prieki mažesni ratai. Tokie vat bairiai. O mes, davai, ištuštinam mašiniuką ir lekiam, parodysim miestą, kur lėksim, kokių detalių pasimti. Kažkas į svečius užėjo, ne? Jo, užėjo. Ne? Užėjo. A, užėjo? Supratau. Tai kas mums ten trukdo, alio? Gerai, kraunam. Opa! Pažiūrėk, koks grožis vyksta. Ką čia darom? O ką mes čia darom? Trafaretą darau. Noriu ant durų reklamą padaryti savo. Vat. Nupiešiu ant reidroną. Ai, tipo, kad kai važiuos mašiną matytų, kad tipo tavo mašina? Nu tai. Kaip tavo tačką? Laiko mes turim šiek tiek, tralistas vėluoja. 40 minučių sakė bus, tai vat, laiko turim, panaudosim jį. Įdomu, žmonės atpažins ar ne? Žmonės galės daryti nuotraukas ir siųsti Instagram story. Jo, tavai gal kažkokią dovanėlę sumastam? Nu, tipo... Dovanų serija. Ne, nu, šitą seriją pamatys tik tais sekmadienį, bet jeigu šiandien pas mus trečiadienis ir mes kažką story, mes galim kažkokią dovanėlę sugalvoti. Nors jie nežinos netgi, kad gauna dovaną už tai. A, nu šiaip, jo. Tiesiog, jeigu kažkas... Davai padovanojam dar vieną komplektą numerių rėmelių. Kiekvienam, kas pamatys mieste mano M4 antralo su užrašu ir mes istorijas, mes padovanosim numerį rėmelius. Opa. Ir dabar pažiūrėsim. O gal ir nepastebimai pralėks per miestą. A few moments later.
gražiai, kaip aš tikėjusi. Aš irgi tikėjusi bus gražiau, bet su jais. Kaip gražiau galvoju, ne? Bet normaliai, bus gerai. Gerai, tai kitoj pusė gal jau ir nedažom. Užteks ir šitos, ne? Taip. Ir šitą epizodą mes baigiam M4 dažykloj, tai dabar mes turėsim laisvo laiko. Tai kaip tik mes galim prieiti prie Pitako F10 kebule, tas, kur pas mus iš visų galų sudaužytas. Mes ką sakėm, kad jį bandysim atstatyti maksimaliai pigiai ir dar, kad liktų kokybė. Tai vat, kitą savaitę mes pradėsim dirbti prie Pitako. Tai kad visi žiūrim, sekam. Ir nepamirštam pastatyti laiką. Važiuojam. O kur mes važiuojam? Karočią, na. Aš jau pamatau. Nu, bet važiuojam. Važiuojam. Dabar jau važiuojam, nes visada sakom, kad važiuojam ir niekur mes nevažiuojam. Hebra, dalyvauju. Nepamirštam parašyti, kad dalyvaujat ir Instagramą. Palikit. Būtinai Instagramą. Taip, nes praeitą kartą atsiminėmės kažkada tenais kažkas laimėjo ir mes negalėjom susisiekti. Parašėm komentarį YouTube, kol jis atrašė, kol mes susirašėm. Nu, labai ilgai. Jo, mes irgi prašėm palikti Instagramus, bet realiai porą žmonių tik tais paliko. Tai kad, davai, aplengvinkit mums darbą ir laukiam, kol padarom M4 ir lekiam. Su vėjeliu. Iš langų per ausis kameristui. O, gerai. Aš pamatysiu savo lifehacką. Ai, supratau. Spysiu toj mašinę, su tais lifehackas. Ai. Aš jau norėjau padaryti gerą, gražų perėjimą. Vis tiek reikia kaitinam ir... Aš noriu va šitą bakelį nulūpti. Patį bakelį nenulūpti. Davai. Tas momentas, kai kompresorius laiku sudirbo.
O kas čia per žegliukas nupieštas? Reikia žiūrovams pasakyti, kad aš Audi fanas. Ir dėl to čia nupiešiau Audi ženkliuką. Šito aš nesitikėjau iš tavęs. Ką tu nori, Lupikas, na? Nusinuolodis kodu Dron, jūs gaunat 20% Su nuolaidos. pramogos kodu Andrei Dron jūs gaunat linksmybę. Pramogos kodas, na. Dabar nuo šiol vadinkit mane Andrei Audi fan. Audi fan. Tai jau gaunasi ne Andrei Competition, o Andrejus Line, nu. Svarbu, kad ne Andrei Fenas. Ir šitą epizodą mes baigiam, kameristas kamerą ne ten laiko, na, žiūrėjai Bobą, bl. Viskas aišku. O dabar žiūrim video. Ko laužom liftą, na, duok man liftą. Kameristas, palauk, pabūk čia. Kos, ne. Pabūk, aš važiuoju vienas, netraukia. Netraukia liftas, mašina, supranti, toks automobilis įlipo į čia. Važiuojam, davai, lipk. Fauna! Anako aš su akiniais lifte esu. Tokiam krokodilam čia šveičia. Tai šitas krokodilas liks be dantų, na. Ir mes lekiam į apačią. Šviesos greičiu. Tai yra į viršų. Lekiam, o liftas į apačią važiuoja. Dabar platų tokį čiuvaką padaryk ir aš toks išėjau į pietus. Platus? Turbūt būsi platus. O dabar pažiūrėk va šitą nesąmonę. Nedarykit va tokių bairių ant BMW. Filmuoji? Filmuoju. Galiu tavo mėgstinį čia padėti, kad nesupyt protakį. Seninį. Čia darbinis mėgstukas gali padėti. Tada atlik savo darbą. Vis tiek garažą landžioju su juo. Per grindys landžia kaip gyvatė. Šliūžas, Davai, bl***! Land Roveris nevalina! Nevažiuoji Land Roveris! Fordą negalim pasivyti. O kas čia vairuoja tokį Fordą? Opa, mergaitės kaip gazuoja. Vyšnių spalvos! Negazuojam, malaiškos. Labą dieną, labą dieną. Jinai atpažino galbūt? Gali būt. Da, atpažino greičiausiai. Galimai, mergaitės, linkėjai. Nes jinai dar taip, tipo, sureagavo, pas mus muzika, chuja. Mes to negalėsim šito vidosą kelt, nes bus autorinės teisės pažeidimas, ne? Galbūt ir bus. Galbūt ir bus. Bet ne mums, nu. Gerai, jau mes prie Vilniaus. Gali jums savo jo kamerą kišt į portfelį ir jo amoną. Vso. Mes jau nuo pat ryto kiek valandų, jau po 9, jau toj 10 bus senina. Nu jo, 12 valandų ant kojų, nu. Jiba, hebra, tik tam, kad jum būtų malonu žiūrėti. Tikrai mes stengiamės. Tai nepatingėkit paspaust like mygtuką, kuris jum atims tik tai porą sekundžių. Davai. Nu, atgal.